Sveiki, mes randomės pas Mindaugą Puidoką, svečiuose ir po mano pasiūlymų Mindaugas maloniai sutiko su mumis pabendrauti ir atsakyti į keletą klausimų. Kadangi šeimininkas yra šeimininkas, tai jisai fotelėje, man tai biškai kuklesnė kėdutė atitiko. Taigi, Mindaugai, baigėsi spalio mėnesio Seimo rinkimai. Skausminga tema turbūt. Agonijos maratonas baigėsi, už langų jau gruodis. Kaip nuotaika? Nuotaikos geras, dėkui už klausimą. Kaip sakyti, Kaip aplamai jautiesi? Kėdės skirstėm ne taip, vadinkim, rimtai, bet pagal tokią improvizuotą čia studiją, kurią padaryti pačiam teko. Tai iš tikrųjų nuotaikos geros, nes galiu pasakyti, kad atsirado tokio, išlaisvėjimo jausmas dėl to, kad yra galimybė daryti daug dalykų, kurių savo tiesiog negalėjau leisti daryti, kada buvau Seimo narys, o dabar iš tikrųjų atsirado daug daugiau laiko viskam, tiesiog ir įvairiems projektams, kurios būdavau atidėjęs neribotam laikui ir tiesiog pabuvimui su šeima, su vaikais, pasportavimui, tai tikrai, Kaip suprantu, jau biskį pripratai prie to, ramesnio tokio jau tokie grafiko, tokio gyvenimo būdo. Aš negaliu pasakyti, kad jisai labai ramus, nes iš tikrųjų aš taip pat nesitikėjau, kad jau įvairūs, kaip sakyti, darbiniai dalykai tiesiog į tą savo sūkurį taip greit mane įtrauks, tai tikrai to prisipažinsiu nesitikėjau, nes galvojau, kad čia kokį mėnesį ar du ten ilsėsiu, galvosiu, ką darysiu, bet natūraliai taip gavosi, kad tiek draugai, tiek tie visi, kaip sakyt, projektai mane patį pasigavo. Ir iš tikrųjų, tenka darbuotis, bet kartu tenka ir pakeliauti su tais darbiniais reikalais, teko būti Islandijoje, tikrai irgi įdomi patirtis, sala, teko stebėti gyvai ugnikalnio išsiveržimą, tai pabendrauti su vietoje Islandijoje gyvenančiais lietuviais, tai tikiuosi, kad ten irgi dar teks sugrįžti ir geriau viską apžiūrėti, nes ten per tas kelias dienas tikrai tą labai sunku buvo padaryti, nes buvo daug visokių darbų, darbinių susitikimų. Tai gal jau tokis pasigailėjimas ir kad anksčiau tai nebespėdė padaryti? Ne, jokio pasigailėjimo nėra, aš manau, kad viskas gyvenime yra etapais. 12 metų teko mokytis, kol reiškia, pabaigiau bakalaurą, magistratūros studijas, paskui doktorantūros studijos buvo, paskui 12 metų buvo laikotarpis, kai teko dėstytojų dirbti universitete, paskui buvo beveik 10 metis politikoje, 8 metai Seime. Dabar vėl naujas toks gyvenimo etapas, savi iššūkiai, kur tikiuosi, kad irgi pavyks nuveikti kažką tai tokio ženklaus, o kaip bus su ta Lietuvos, sakykime, ta politinė erdvė, su politiniu to gyvenimu, tai parodys turbūt įvykiai tie pasauliniai, nes turbūt visi labai gerai dabar jau supratom ir žinom, kad nuo mūsų Lietuvoje vis tik tai daug dalykų dėja mažai priklauso ir šiandien dienai viskas sprendžiasi toli už Atlanto, Jungtinės Amerikos valstijose, kur prezidentu dabar išrinktas Donaldas Trumpas, tai ir savo Facebooko puslapyje mano buvo vieni iš paskutinių įrašų, kad tikrai džiaugiausi aš jo pergalę, džiaugiuosi jo formuojama komanda, kad tikrai daug stiprių gerų vertybinių ekspertų pakvietė į savo komandą. Aš matau tokius ženklius skirtumus lyginant su jo pirmojų prezidentavimu, nes man teko bendrauti su daug jo patarėjų per vizitus Vašingtone, Jungtinės Amerikos valstijose. Iš tikrųjų, ši komanda, lyginant su jo pirmo prezidentavimo komanda, yra daug stipresnė, daug labiau pasirengusi tiems iššūkiams, kurie jų laukia. Ir matysim, kas iš viso šito gausis, ar tikrai atsiras to, kaip sakyt, palengvėjimo pasauliui, ar sumažės tų karų, nes kol kas, iki to sausio pabaigos atrodo viskas priešingai, kad tas karų vyksta visam pasaulyje tokia kaip ir neramumų sklaida, plėtra ir tikrai yra daug ir tų liūdnų įvykių, kaip ir vakarykštis tas teroristinis krūvinas išpuolis Vokietijoje. Tai aš manau, kad tai rodo, kad mes esam tokiam ypatingo tokio nesaugumo, susiskaldimo laikotarpyje, kur mus ten skaldo pagal pažiūras, skaldo pagal religinius įsitikinimus, įvairiom kryptim mes esame tų globalistų skaldomi ir norisi, kad žmonės prieš šventas kalėdas apmąstę tą savo dabartį tiesiog suprastų, kad ta tik teisybė truputėlį slypi toliau, šiek tiek anapus ir kad nesileistų taip lengvai manipuliuojami. Tai mano tokia yra kalėdinė svajonė ir noras, kad tiesiog žmonės
atrastų tą savo vidinį pamatą, vidinį vertybinį aš ir jeigu mes negalim pakeisti Lietuvos valdymo šiandien dienai, tai mes galim pakeisti kiekvienas pats save. Tai vat šitoj vietoj keitimas savęs, bendravimas su savo vaikais, skirimas daugiau dėmesio jiems ir jų auklėjimui, jų ugdymui, tai yra ta investicija, kuri jeigu yra atliekama su meile, jinai tikrai visą laiką duoda labai gražius ir gerus rezultatus, gerus vaisius. Nu, turiu tokią informaciją, ne per senai vadiniausiai. Jis aplankęs savo buvusią darbovietę, buvo vėl Seimo rūmuose. Nu ir kaip jausmas? Jausmas visai kitoks. Sudribėjo širdį? Ne, visai kitoks jausmas, žinokit, aš pasijuokiau taip, bet kai būni ten tuo kitų statusų, Seimo nario statusų, tai yra iš tikrųjų daugybė tokio atsakomybės prie žmonės, vidinės įtampos, o kada ateini kaip svečias, tai iš tikrųjų pirmą kartą taip jaučiausi tenai nuėjęs labai kažkaip tai taip laisvai, atsipalaidavęs ir tarsi stebėdamas visą tą situaciją iš šalies, nes jau nebesitų jos dalyvis. Ir kai teko bendrauti su kolegom, iš tikrųjų, jie randasi labai dideliame tokiam sudėtingame chaose, nėra aiškumo, ar po visų tų švenčių šita valdanti dauguma išsilaikys tokioj sudėty, kokia yra dabar. Yra labai daug neaiškumo, kas bus su Nemuno aušra, yra labai daug neaiškumo, ar valdanti koalicija, joje išliks vardan Lietuvos ir Sauliaus Skvernelio politinė jėga, nors jinai kaip ir buvo viena iš ašinių jėgų, nors jinai nelaimėjo rinkimų, bet Skvernelio kaip lyderio ta stiprybė iš tikrųjų leido labai stipriai keisti tą koalicijos veidą ir kaip matom, jam pavyko išstumti Valstiečių ir Žaliųjų sąjungą, kartu to pačiu su jais ir Lenkų politikus iš būsimos koalicijos, bet šiandien dienai dėl Žemaitaičio to viso posto, kaip Seimo, sakykime, vicepirmininko, dabar jau net kalba apie Seimo pirmininką ir tam konflikto dar kontekste su Agne Širinskiene, vyksta tokios didžiulės batalijos, didžiulis chaosas ir iš tikrųjų man nuoširdžiai gaila dabartinės tos, sakykime, vyriausybės ir to pačiu visos Lietuvos, nes tiems naujiems ministrams net nebuvo leista pradėti dirbti. Jie iš karto yra sudirbami, žiniasklaidos puolami per visas pusės ir man yra tikrai vėlgi labai keista matyti tas dabartinės ministrų kandidatūras, tokios kaip aplinkos ministro, vėlgi jisai buvęs Laisvės partijos narys, kaip aš suprantu, net labai ten įtakingas tas Laisvės partijos narys ir staiga jis atsiranda ministro pozicijoje, Nemuno aušros. Aš tokių dalykų suprasti nelabai galiu ir nesuvokiu, man sudėtinga suprasti, dėl ko buvo taip lengvai nusileista prezidento Nausėdos pagidavimams ir norams, nes realiai tai vienai ar kitai politiniai jėgai žmonės suteikia savo balsą ir mandatą prisimti atsakomybę už valstybės valdymą. Tai jeigu suteikiama ta, sakykime, galia vienai ar kitai politiniai jėgai, tai natūralu, visiškai natūralus dalykas, kad jie ir turi tada teisę rinktis tos savo ministrus. Ir tada jau prezidentas, jeigu jisai elgiasi nuoširdžiai ir valstybiškai, turėtų žiūrėti, ar tas kandidatas tinka tai pozicijai, ar jo yra tinkamas išsilavinimas, kompetencijos, asmeninės kažkokios tai savybės. O dabar mes matom, kad geresnius kandidatus atmetė, nes jie buvo per daug artimi Nemuno aušrai, o dabartinius kandidatus, reiškia, kaip kaip Podolskis ar kaip to aplinkos ministro pavardė, kuris yra ženkliai blogesnis visom prasmėm, tiek savo kvalifikacijos, tiek, vadinkim, pažiūrų ir taip toliau. Jisai, reiškia, tinka jau į ministrus. Arba teisingumo ministrą pradžioje, reiškia, jisai tinka, o paskui jau ten įpuola dėl to, kas ten įvyko prieš 20 metų. Ar jisai ten dalyvavo kažkokioj toj linksmoj vakaruškoj tenai su tais visokiais šokiais ar ne. Ir visi staiga vaizduoja šventus, kad, reiškia, nei vienas nėra buvęs, reiškia, vadinkim, ten jokiam ten tam bare ir nematęs, reiškia, ten tų visų, reiškia, striptizų ir panašių dalykų. Tai, mes tai nebuvom, reiškia, bet aš turiu omeny, kad per visą gyvenimą, jeigu sakyčiau, kad, kaip sakyt, kažkuris tai, reiškia, vyras niekad nėra, reiškia, sakykime, matęs ir savo jaunystėje ar buvęs, sakykime, vienam ar kitam bare, kur kažkas tai tenai, reiškia, vyksta, tai aš manau, kad yra daug tokio, kaip čia, tokio nesažiningumo ir netolygaus vertinimo. Mes matom iš vienos pusės, vadinkim, ten tos milijoninius ten Fox Pay tos skandalus, kitus dalykus, kur ten eina kalba
apie didžiulio masto valstybinės aferas, bet ten kažkaip viskas vat glostoma, glaistoma, tarsi reiškia už tokios tam tikros širmos nustumiama į antrą planą, o čia va sako, va žiūrėkit, jisai ten šoko. Tai man nelabai įdomu, ar ten šoko su juo kažkas ar nešoko, bet man labai įdomu, kaip va šiuo atveju kaip piliečiui, kuris jau nebėra politikas, man labai įdomu, ar yra pakankamos, sakykime, kaip specialisto, kaip eksperto savybės vat, ministro, kad jis galėtų tą užimti ministro postą. Ir vat šitoj vietoje aš tikrai matau, kad vadinkim Lietuvai, vat pastarosios tos vat mūsų tos vyriausybės vertinamos yra labai netolygiai, kad stiprių kandidatų į ministrus labai stipriai trūksta, dėl to, kad žmonės va to tokio puolimo, na, kuris žmogus vat norės tokio puolimo, kokį dabar gauna, kad ir dabartinis, sakykime, tas ministrų kabinetas. Na, dauguma nenori to tokio puolimo ir jeigu žmogus gerai gyvena, jis yra stiprus ekspertas, jisai turi geras pajamas, na, kodėl jisai turi vat eiti tą visą pragarą ir peklą, kurį tenai maišo su žemėmis, jodina ir tokiam sąlygom mėginti dirbti ir keisti labai sudėtingą valstybės situaciją. Na, ir jeigu dar paimkim tai, kas palikta biudžeto prasme, kad, na, palikta didžiulė tokia vat pakasta duobė su tom padidintom skolom, su labai sunkiai formuojamu biudžetu, tai natūralu, kad, na, šitoj vietoj ta buvusi vyriausybė tiesiog išeina kaip ant sparnų, nes jie ištaškė labai daug pinigų ir paliko daug bėdų šitai vyriausybei. Ir be abejonės tada vėlgi vat, kyla klausimai, kaip mūsų valstybė pajėgi iš viso to vat, rato išsisukti, išeiti, kas bus toliau, nes eina dabar jau kalbos, vat, kur buvo susitikimas to 12-ko vadinamo, jeigu vat, gerai pamenu, reiškės NATO, kur įeina Jungtinė karalystė, Skandinavijos šalis, Lietuva, Latvija, Estija, ir jau po to susitikimo staiga pasirodė jau kalbos, kad jau nebepakanka tiek, kiek dabar, vat, berods būsimam biudžete yra numatyta 3,5% nuo bendro vidaus produkto gynybos išlaidom. Jau kalbama apie 5%. Tai vat šitam kontekste, na, aš viską suprantu, bet aš nesuprantu vieno, kad kaip nėra vis tik tai skaičiuojama, kokios yra realios valstybės galimybės, ne? Kad mes turėtume atlyginimus mokytojams, gydytojams, bendrai savo įsipareigojimus galėtume vykdyti pensininkams, iki kokio lygmens mes galime aplamai skolą savo didinti kaip valstybės, kad apie tai nėra kalbama, yra kalbama tik tai vat, tais tokiais vat, lozungais ir man tikrai dėl to yra kaip žmogui neramu, bet mano sąžinė pačio tikrai, kaip sakyti, yra rami, nes aš galvoju, kad vat, tam mūsų sunkiam šitam sezone, kur buvo keli labai tie sudėtingi tokie rinkiminiai maratonai, na, buvo padaryta viskas, kas įmanoma, kad žmonės informuoti ir jiems papasakoti, kokios grėsmės mūsų laukia. Nu, jeigu mes vis dėlto ir užkabinom tą mūsų mylimą politiką, o kaip yra pačių prognozė, ką mūsų laukia po naujų metų? Na, sudėtinga, žinot, burti čia dabar šiai dienai, kas bus 25 metais, bet aš manau, kad metai viso pasaulio laukia pakankamai sudėtingi, nes Europa šiandien dienai yra tikrai pačioj sudėtingiausioje situacijoje, jeigu taip jau žiūrint geopolitiškai, gaila, kad tos rimtos analizės, na, yra labai mažai mūsų šalyje, bet visą laiką, na, tie, kas domisi giliau, turit galimybę pasiskaityti geriausius ekspertus, vat, Jungtinių Amerikos valstijų, tokius kaip Mirsheimeris, Saksas, kuris yra tiek ekonomistas, tiek ir puikiai vat, geopolitinius dalykus dėlioja, to, kas vat, vyko jo artimuosios rytuose, su Sirija, su kitais dalykais, tai natūralu, kad vis tik tai žmonėms, kurie domisi, jie atranda tą informaciją, bet vat, žmonėms, kurie stebi tik tai mūsų televizijas, tai natūralu, kad jiems yra neaišku, kas ten vyksta, kodėl mes čia staiga džiaugiamės, kad Sirijoje teroristai laimėjo ir paėmė valdžią. Ir nuo kada tai vyksta? Kur čia tas džiaugsmas, nes neseniai vat, buvo taigi milžiniška milijoninė premija už to jų vado, reiškia, kuris dabar kaip tapo lyderiu, buvo, nu, aš nežinau, ar atšaukė, nes aš tiek skaitis, kad tai jau viskas. Atšaukė. Nu, tai va, buvo milijoninė premija, reiškia, Jungtinių Amerikos valstijų buvo skirta už jo galvą ir taip toliau, ir dabar, vat, staiga tas žmogus tampa vienos iš valstybių, gan svarbių valstybių artimuosiuose rytuose lyderių, ir tu matai, kaip staiga kinta tas Izraelio, reiškia, visas politinis vaizdas, kad jie Golano aukštumose įsitvirtina, kad jie atkerta
Libaną ir susilpnina Hezbollah, kad jie kartu atkerta palestiniečius nuo galimos Hezbollah paramos, kad jie vykdo dabar jau karinės operacijas ir Sirijos teritorijoje, ir Libano teritorijoje, ir Gazos ruože, žodžiu, daugybė, reiškia, vadinkim, teritorijų skirtingų, kur vyksta jų karinės operacijos. Ir šitas grėsia, 25 metais, tą, ką kalba bent jau Saksas, kad tai grėsia dar viena labai rimta karinė operacija arba milžiniškų karų, tai yra jeigu būtų pradėtas karas prieš Iraną. Tai man aišku dėl to yra labai neramu, nes tiek Iranas iš principo yra branduolinė valstybė, tik tai nėra oficialiai daugeliu atveju pripažįstama, nes yra kalbama, kad jie ten sodrina uraną, kad galbūt dar jie neturi to branduolinio ginklo, gal dar tiek neprisodrino, bet daug yra ir šaltinių, kurie teigia, kad vis tik branduolinį ginklą Iranas jau turi, kad Izraelis turi branduolinį ginklą yra vieša paslaptys, dėl to, kad jie yra dislokuoti povandeninėse laivuose. Tai jeigu įvyktų konfliktas artimuosiuose rytuose jau su branduolinio ginklo panaudojimu, nes dabar eina kalba apie tai, kad Izraelis gali pradėti bet kada karinę operaciją Irano teritorijoje, tai yra, kad subombarduoti visus Irano branduolinius objektus. Tai galvoti, kad Iranas, nors jau susilpnintas dėl pastarųjų įvykių Sirijoje ir Libane, kad jisai visiškai klaupsis ant kelių ir neatsakys, būtų naivu. Žinant Izraelio teritorijos dydį ir gyventojų tankį, vėlgi galvoti, kad tas atsakas net neštų tokių katastrofiškų pasiekmių, vėlgi galėtų tik tai labai naivus žmonės. Tai, sakykime, mano didžiulis noras būtų, kad tas neįvyktų per tą laikotarpį, kol Trumpas nebus inauguruotas Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu, o kaip žinom, tas įvyks dar ne taip ir greitai. Dar reikės palaukti, faktiškai kelis mėnesius palaukti reikės, kol tas įvyks sausio pabaigoje. Tai net ir atėjus sausio pabaigoje, tą pačią sekundę tu, reiškia, kai tos naujos pozicijas savo žmonės sudėlioji, tugi neperimi visų tų, sakykime, valdymo gijų, taip kaip, kad, sakykime, per kokį maždaug pusmetį viskas įsivažiuoja. Tai natūralu, kad mes turim labai tokį pavojingą Overtono langą, kai gali kilti labai rimti neramumai tiek artimuosiuose rytuose, tiek ir toje pačioje Europoje. Mes nežinom, kur pasuks per tą laiką karas Ukrainoje, ar jisai išsiplės, ar neišsiplės. Iš tikrųjų, tų įtampos taškų galimybių yra daug. Ir akivaizdu iš tų pareiškimų naujausių, ką pasakė tiek Zelenskis, tiek Jermakas, kaip Ukrainos pagrindiniai sprendžiamąją galią turintys lyderiai, kad Ukraina nesutinka, vadinkim, dėrėtis ir vykdyti dėrybų pagal Rusijos norimas sąlygas ir pagal situaciją mūšio lauke. Vadinasi, karas tęsis. Ir karas tęsis tikrai mažiausiai iki vasaros. Tikėtina, kad tęsis ir ilgiau, nes iš to, ką pasakė Rusija, jie pasakė labai aiškiai, kad tol, kol nebus Ukrainoje išrinkta kita valdžia, kurią jau jie laikytų legitime, nes, kaip žinom, kadencija, pasibaigus yra Zelenskio kadencija, tai tol, kol bus neišrinkta nauja valdžia, jie irgi su šita nesiderės. Tai akivaizdu, kad tas variantas, kaip buvo sakyta, kad Trumpas pabaigs karą per 24 valandas, kad jisai šiai dienai yra nerealus. Ir tą dalyką jau mato pats Donaldas Trumpas. Ir kaip matom, jisai kelia labai sunkias ir sudėtingas sąlygas NATO partneriams, Europos šalims visų pirma, kad sako, žiūrėkit, kadangi yra situacija tokia, tai reikia 5% nuo bendro vidaus produkto. Tai mūsų valdžia ne šiaip sau pradėjo apie tai šnekėti, nes vėliau tą pagarsino ir Donaldas Trumpas. Tai kodėl tie 5% reikalingi? Tai jeigu nieks nenori tartis, jeigu visi nori kariauti, tai kariaujant maždaug tų 5% ir reikia. Dabar berods Rusija, aš bijau pameluoti, ar 6,5% nuo bendro vidaus produkto dabar išleidžia kariniam reikmėms. Tai jinai yra kariaujanti valstybė. Tai vadinasi, kariaujančioms šalims toks tas procentas 5-7% nuo bendro vidaus produkto ir yra reikalingi. Šiai dienai net Jungtinės Amerikos valstijos tiek neišleidžia. Jungtinės Amerikos valstijos išleidžia 3,5% nuo bendro vidaus produkto. Tai Lietuvos biudžetas kaip tik 25 metų kariniam reikmėm ir gynybai bus 3,5%. Jau 25 metų biudžetas.
Tai akivaizdu, kad kaip ir, kaip tokiai mažai valstybėje, aš manau, kad jisai yra pakankamai didelis. Taip? Bet kaip matom, yra kalbama, kad ir to gali būti negana. Tai vat šitoj vietoj klausimas yra, kur gana. Ir jeigu tokie biudžetai yra skiriami, kurie yra reikalingi tik tai karo metu, tai tada klausimas kyla, kaip sakyt, nedaug dieve, bet, reiškia, ar tai nereiškia, kad vis tik tai, reiškia, yra ruošiamasi tam, kad tas karas plėsis ir jau realiai, kaip sakyt, iš to tokios preliudijos, vadinkim, reiškia, kad gali tapti realiai pasaulinių karų. Tai be abejonės, nei vienas blaivaus proto žmogus, tame tarpe aš to nenorėtų. Tai mano didžiulės viltis yra, kad gal vis tik tai kažkaip tai Donaldui Trumpui, tiek naudojant botago, tiek naudojant morkos tą taktiką, pavyks vis tik tai atrasti tuos bendrus kažkokius tai sprendinius, kas leistų stabdyti karus pasaulyje. Tai aš kalbu ne tik tai apie karą Ukrainoje, bet ir apie karus artimuosiuose rytuose, ir apie karo židinius Afrikoje, ir apie karo židinius kitose žemynuose, kurie taip pat labai yra įtempta padėtis, kad ir tarp tos pačios Šiaurės ir Pietų Korėjos. Tai natūralu, kad belet kurioj vietoj, iš ten, kur yra tie įtampos židiniai, jeigu karas plečiasi į pasaulinį, tie karo židiniai tampa aktyviai liepsnojančiais karais. Tai yra didžiulis pavojus žmonijai, kaip po tokiai, ir didžiulis pavojus Lietuvai, mūsų tėvyniai, ir, kaip sakyt, tarsi apibendrinant visą šitą, sakykim, geopolitinį tokį rakursą tą mūsų pokalbio, tikrai norėtųsi matyti, kad pavyktų tokiai stiprių specialistų Trumpo komandai šitoj sudėtingoj, audringoj situacijoje, sakyčiau, tik istorinių laikų situacijoje išlaviruoti ir padaryti taip, kad sunkiuoju ir lengvuoju būdu, bet tie, kurie dabar yra tokie, kaip sakyti, tokioj, nežinau, tiesiog ar užbūrimo stadijoje tų visų propagandinių, reiškia, ten televizijų, reiškia, ir straipsnių, kad žmonės realiai atsibūstų ir suvoktų ir patys pareikalautų iš savo šalių vyriausybių ir išrinktų politikų, kad atėjo laikas pasakyti stop, kad mes norim taikos, mes norim gyventi saugiai auginti savo vaikus ir kad mūsų šeimos nesusidurtų su tuo didžiuliu kraujo praleijimu, su netektim, nes tas nevestų prie nieko gero. Tai belieka, kaip sakyt, per šitą šventinį artėjančių šventų kalėdų periodą pasimelsti, paprašyti Dievo, mums to, kaip sakyt, proto apšvietimo tą teisingą linkme ir kad žmonės suvoktų, kad nėra tokių karų, kurie atneštų kažką gero. Žodžiu, žiema gali būti karšta. Čia turbūt žiema jau dabar yra karšta šiai dienai tikrai, o pavasaris ir vasara tikrai dar lengvesnių tų laikų mums tikrai greitojų būdų net neš. Tai vis tik 25 metai laukia pakankamai sudėtingi ir jeigu matom, kad Jungtinių Amerikos valstybių ekonomika auga, tai Europos ekonomika priešingai krenta ir yra didelė tikimybė, kad Europos ekonomika gali susidurti su papildomais iššūkiais, nes kaip žinom, kad Ukraina dabar kalba, kad nuo sausio 1 uždarys bet kokį dujų tranzitą per savo teritoriją, kuris, kaip matom, nepaisant karo iki dabar paradoksaliai 3 metai, reiškia, vyko per jų teritoriją ir per tą dujų tranzitą buvo maitinama visa eilė valstybių, tai yra ten ir Slovakija, ir Vengrija, ir Austrija, ir Italija berods, reiškia, taip, kad tikrai nemažai Europos valstybių, kurios iš tų dujų tranzito buvo maitinamas ir jos, aišku, taip pat susidurs su problemomis ir ta problemų grandinėlė, kaip ir Vokietijos ekonominių problemų, ta grandinėlė tik tai augs ir kuo daugiau Europos šalių susidurs su rimtesniais, tai, sakykime, ekonominiais iššūkiais, tuo tas nuosmukis domino efektų labiau paliestims visas ES šalis narės, nes mes taip pat, jeigu ES negalės duoti tos tokios didelės apriepties paramos, įklimptume į labai didelės bėdas, nes, kaip žinom, tas mūsų trečdalis biudžeto pyrago yra tas europinis. Taigi, manau, apie blogo šiandien daugiau nieko nekalbėsim, mes sėdim prie gražios puikios gyvos eglutės. Ačiū tau, Mindaugai, už pokalbį ir su mūsų, tiksliau, su tavo Facebook'o stebėtojais atsisveikinam
visiems gerų kalėdų. Na tikrai dėkui už gražų pokalbį. Aš noriu padėkoti tiek savo Facebook'o draugams, tiek Facebook'o sekėjams mano puslapio, tiek Telegramo puslapio sekėjams už tai, kad esat, padėkoti už laiškus, žinutės, sveikinimus. Atsiprašau, kad ne visiems ir visada suspėju atsakyti, nes šiandien dieną jau mano gausi komanda yra pasklydusi daugelis kasau su savo darbais ir veiklom, taip kad iš tikrųjų netaip lengva yra visus tos darbus apriepti ir suspėti, bet linkiu tiek jums, tiek jūsų šeimoms gražių, jaukių šventų kalėdų, taikos, meilės, laimės, Dievo palaimas ir iki kitų susitikimų. Viso.